Aš nežinau, ar per kamerą eina suvokti šitų medžių dydį. Čia vienas iš, nežinau, daugelio esančių Kočyje. Sveiki iš Kočio. Koksai dydis, koksai didingumas. Ką praėjo 2 savaitės nuo tada, kai išvykau iš gydyklos po Pančakarmos ir galvoju, kad laikas pasileisti plaukus, laikas grįžti laisvę, įkvėpti gryno Indijos tokio tuktukų, dūmo ir šiukšlių oro ir eit kažką paveikti įdomesnio. Ilsėjausi 2 savaitės tokiuose atokesnėse vietose, prie gamtos labiau. Ir atvyko dabar į Kočį, pasižiūrėti, kas čia, kaip čia viskas vyksta Keralo sostiniai. Tai einam pasižiūrėsim kartu. Taisiau sveikatą. Dabar laikas patikrinti, kaip ten ta Pančakarma ar laikys ar ne. Kol kas dar laiko, bet mieste biškį sunkiau, visi tie garsai, kvapai labai intensyviai čia kol kas. Šiaip čia apsistojęs su Fort Koči, jis toks atskirtas dalis nuo žemynės, tiltais realiai tik jungiasi. Tai labai čia fainai ramu, toks turistinis miestelis, galim sakyti, miesto dalis, bet jauku, nėra tiek veiksmo kiek kitur, o medžių didybė. Nemažai čia tokios yra architektūros europietiškos, nes čia gyvena ir olandai, ir portugalai, ir anglai, aišku, kaip ir viso Indijai. Netgi čia Fort Koči mirė Vaskas da Gama. Vasko da Gama? Nesvarbu, šitą žinot, keliautoją. Tai va čia jisai ir palaidotas berods. Čia kažkur jo aikštė. Va, Vasco da Gama Square. Bet einu į vandens metro. Vienintelis Indijai berods vandens metro. Ar pirmasis? Gal vienintelis. Ir plaukiam į pagrindinę Kočio dalį, kuri daugiau veiksmelė, nes ką, jeigu paimu filmuoti, tai reikia veiksmo nert. Neapsimoka čia. O ramybę vaikščioti šitą. Praplaukimas iš Fort Kočio į pagrindinę Kočio vietą, Ernakulamą. 40 rupių kainuos, apie 20 minučių plauksiu.
visi šitie vandens metro pasirodo elektriniai. Tai va, net ir Indija yra tokių bairių jau. Elektra varomi metro, vandens. Wow. Aišku, galėtų kitus dalykus pirmiausia susitvarkyti ten jas, su šiukšlėm, su tarša ir panašiai. Bent jau čia pažengia. Čia labai mėgsta marinuoti viską, daržovės, vaisius ir panašiai. Šiaip kiek ragavau, tai visai nieko, tokie pasūdyti švelniai. Morkos ir burokėlį neragavau dar. Can I get 1 carrot? Carrot. Yeah. And 1 beetroot. Yeah. Mix. Yeah, just mix. Carrot, beetroot. Yeah. One. Šiaip galvoju, kad jie man duos valgyti tiesiog gabaliukais, nes dažniausiai duoda čia sultis spaudžia. Gal nemarinuoti čia, nežinau. Tiesiog vandenį mirksta. Okay, good. Patinka man putytė. Ką vyksta? O ką, būkit, veikia. Thank you. Va toks sulčių miksas, jokio vandens, jokio ledo, jokio cukraus. 60 rupijų. Ir aš pasiruošęs karščiui ir miesto ūžesiui. Bent jau kol kas. O šiaip tam Fort Kočiui, kur apsistojęs, tai toks būtų kainavęs nu kokius 200 turbūt. Nes turistavas ten viskas trigubai. Nice collection. This coin, the two Roman coins. Huh? Where to create? I come to Metro Cochin coins. You sell it. Sell it. Sure. Are you in the company? Gal ir nieko. Tokią monetą parsivežt. How much? How much? 700 rupees. 700. 100. It's in the company, come back. UK 17, 17, 180, 180, 160, 160. Atseit 1717 metų. Bet čia dabar tik kiek tu jo? Alman coin and Alman coin. 188. This one how much? That's Krishna coin. 180, 180, 180, 600. 600. Nu, biškį jau naujesnė, jau tik 600, ta 700. Oi, čia. Šitos tai nesenos, tokios. Shiva Parvati, 600. 600.
East India Company, right only. Very nice. Nu, aš kai ne kolekcionierius, nežinau, čia daug ar mažai, ar čia lupa. Gal ir gera kaina. 700 rupijų, apie 8 eurus, už 300 metų senumo monetą. Skamba gerai, bet nežinau, ar ten tikrai tokia ar padaręs. Labai jau gerai išsilaikius, kaip kokioj skrynioj rado. Čia parašyta, už vartų buvo ženklas nešiukšlinimo zona. Šiaip koks planas, tai toks mini planiukas, tik yra nueiti turgų, čia yra didelis. Nusipirkti kelnes, jeigu rasiu, nes šiaip tai prieš tai neradau. Ir šafrano prieskonį, nes čia prieskoniai pigus ir geri, čia prieskonių sostinė, čia aukščiausiam lygiai viskas yra. O kelnes tai tos pačios dar nuo pernai. Ne tos, kur išmečiau, kur palikau dėlį ten į asotį sukišęs, bet čia jų palikuonės, kur irgi susiūtų klynų. Nu va tokios. Aš jas taip pambairai įsidėjau dabar į kelionę, galvoju, damušiu, toj čia suplyš, bet nešioju ištisai ir kažkaip tie siūlai laiko, nežinau, čia mamos siuvimas kažkoksai specialus, užbūrė gal kažkaip, skerečiojos vaikštau, mankštinuosiu su jom ir tie siūlai vis dar laiko, bet gal jau šiandien išleisiu į pensiją, nelauksiu, kol vėl galvos dydžio skylė pasidarys. Nu davai, važiuojam, greičiau. Tu šunelį, kas tu taip kojas iškraipė, išlaužė, klipatukas. Pririštas dar ant grandinės. Koja, šleivas, kreivas. Hello. Saffron? Saffron, yeah. How much? 100 grams? 100 gram. 1 gram, 240 rupees. 100 to 40 rupees. Kashmiri saffron. 100% organic. 100 gramų. Pure Klausiu kainą. How much is it? 240 rupees. 240. 1 gram. 1 gram. Nu, vat po 1 gramą. Company seal. Retail price 3. Dukiam 1 gramas. Aš nežinau kainą, žinau, kad brangiausias prieskonis turbūt kokį čia galima rasti. Bet čia gera kaina, įtariu. Nežinau kiek kitur, bet sužinosiu dar, reiks prasieiti. Tik noriu parodyti, kiek datulių turi rūšių. Trys, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24 datulių rūšys čia vien yra sveriamos. Man rodos, mes Lietuvoje šitas gaunam pigiausios. Euras 8 kilogramas. Iki 2000 už kilogramą, 22 eurai kažkur. Šitas geras, šitas yra Sanitexe pas mus būna, aš kartais nusipirku, kai vieną suvalgai ir taip jau
saldu būna pusdienį kokiam. This one 2 gya 1950. Good quality. You check. Okay. No. Ką žinau, aš nežinau, kaip gerai turi kvepėt, kaip blogai. Visi jie sako gera kokybė, bet čia kaina tai... Čia keturgubai kaina nuo vietos. Virš 1000 už 1 gramą. Ir visur good quality. Ką žinau, koks good quality. Saffron 1 gram na sila sa kilka. Šitas anai krautuvai buvo virš 1000 už gramą, ale ten geros kokybės. 550. Čia 5,50. It's 1 gram, yeah? And this? Same. Same? This one is 290. 1 gram. 290 1 gram. Okay, I'll take it. Už 2,9 čia pasiėmiau, biškai brangesnis už tą pirmą, bet žiūriu, kad pagaminimo data šio mėnesio, ne, vasario dabar, jo, prieš mėnesį pagamintas, o ten buvo dar pernai metų, tai būtų brangiau, bet šviežesnis. Dar reiks pasiimt gal vieną ar kelis kitur. O jie mėgsta tos bananus kept, čia tiesiog kepti aliejai kokosų. Čia su džegerio polioti ir prieskoniais labai geras. Čia žemės riešutai. Čia irgi bananai. Reikia pasiimt biškelį pakramsnot. O ten jau ruošia kepimui. Čia tų kepinių, saldumynų pas juos rūšių. Šitie labai saldus. Čia išvėlė. Šitų net neragavęs, bet ir netraukia jau. Thank you. Atvariau kelnių, bet čipsus perku ilgiausiai. Gerai, dabar jau reikia labiau ant kelnių fokusuotis. Šafroną čia visur yra pilna. Dar reiks pasiimti kažkur kitur, kitokią pabandymą. Kur sukt. Tiesiai. Tarpaulins. Čia įtariu angliškai tarpynės, aš net nežinau, nes čia santechnikos dalykai, bet skamba kaip Latvio kokia pavardė. Rainis Tarpaulins. Bet aš čia ne į tą rajoną, aš klydau sankryžoj, pasirinkau ne ten eit. Nes čia vien visokie namų dalykai, pramonės. Elektra, tvoros ir vamzdžiai. Reikia kažkur pasukti. Šiaip geriausias šitų čipsų dalis, kad jie kepti kokoso aliejui. Nes visi tie parduotuviniai, kas ten deep fryinta, tai viskas tam palmių arba ten miksą tų aliejų atrabotkai tokiai kepama ir smirda. Čia kokosiuką tokio aliejų jauti poskonį. Jau gerai. Sukam į dešinę, į kairę, į kairę. Okay, nice to meet you, Akbar.
Where are you going? Going? Going, yeah. Okay. I'm going there. Okay. Čia yra seniausia aktyvi tebeveikianti sinagoga šitame amžiuje nuo 1200-ųjų ir žuvyčių parduotuvė. Nu įdomus miksas, einam pasižiūrėti. Įdomiai. Sinagoga ir žuvytės parduoda. Seniausia sinagoga aktyvi. Įsivaizduot, pas mus taip bažnyčia yra ir ten parduotuvė kažką, nežinau, megztų kojinių parduotuvė, bet ir bažnyčia. Toks derinys kaip būtų įdomus. Čia nėra rūbų, kur kelnės, nesuprantu. Noriu kinžalą kokosam atidarinėti, pasimti iš čia. Registruotam turėtų leisti skraidinti. And this one how much? 650. Oh, 650. Bet šitas čia 2 pem, kai kitur 4 pem. Šita visai kieta. This one? 190. 190. Dabar sunku išsirinkti. Tas toks praktiškesnis ir virtuvėj čia gali mėsą pakapot. 200? 250. 250. Nu čia nėra ką dėrėtis. O gal šitą imti? Bet čia grinai taip pakosam. Simsiu šitą. Okay, this. Thank you. Nu ką, atėjau kelnių net nemačiau nei vienų, bet jau nusipirkau kinžalą, traškučių, šafraną biškį. Dabar siūlo alėjoje esam, visur siūlai. O kur rūbai? Palikite šunis ramybėje ir taip iškraipytom kojom dar benda. Dabar esam šventimo alėjai, kur viskas gimtadieniui, karnavalui, hanukai, kiekvieno dievo šventei, kiekvienos mašinos pavadinimui pakabukas, kiekvieno veikėjo pakabukas, kiekvieno modelio mašinos kopija būtinai. Kažkas su motociklu čia nusprendžia važiuoti. O kur kelnės, kur kelnės? You want pardon? I know I have pardon. You have? Yeah, I have everything now. Yeah. Thank you. Realiai dabar visų prieskonių turiu, pipirų dar pasiėmiau nemaltų. Išėjo, kad tik 100 gramų perku, nes čia visi dideliais kiekiais, ojoj, kokie mes čia šefai visi. Realiai tai dabar jau tik dar šafroną pasiėmu ir nežinau, kur kelnės. Visko yra, tik nėra rūbų.
Paskutinį tegu atidaro kitas ir tada jau... Hi, one coconut. Water. Vieną dar tegu atidaro svetimas, o paskui aš jau su savo varysiu ant žalioko. Pasilenktas. Išpyliai, blema. Ką, būkit vėl už kelnių paieškas geriam. Jau rūbai kažkokie čia matos. Šitam kely esu. Pažiūrim, ką Bombėjaus kolekcija siūlo. Velvetas. Gražu tas velvetas. Baltas, va tokios šventinis. How much? 795 and discount, maximum discount. Maximum discount. Nu va, paprastas celofankės, tokias Forso. Visiškai plonas. Čia mano biudžeto. How much is it? 500. Šiandien celofaninės kelnės, tiesiog celofano tokius 500. Ar aš čia per daug noriu, ar jie per daug nori? Ne, aš per mažai noriu, jie per daug nori už tokias nesąmonės. Ir net neina derybos čia fiksai kainos. Ne bagotynas, ne, čia kaip tik ne ubagynas, tas kočius. Aš su ubagino kainom atėjęs čia iš dėlio kokia, kur ten po 100 viskas. Nu dar pasižiūrim. Aš iš vis noriu paprastų medvilinių kelnių, va tokių, va tiesiog toks paprastas linelis, toks linas, ką aš medvilinių, čia net nėra, nu yra panašios, bet ale Zara ir 8-900. Nieko nesako, kad ten etiketė įsiūto kažkokią tai brendo man random. Hello. Visos kažkokios sintetinės storos, nemalonės. Labai Adidasą jie mėgsta, labai tas paloskas. 3-4 tokios. Hierarchija čia irgi egzistuoja tokia. Panašu. Kad net nėra kelnių, kurios tipo patiktų, bet va tokios paprastas, plevėsuojančios, kažkokios visokios čia mandros su kišeniu, 500, kažkokiais prisiuvimais, antsiuvais, brendais. Tiesiog paprastų kelnių norėtus indiško siuvimo. Nu va. Bet čia ir tai labai storos. Čia nesuprantu, ar vyriškas. Čia moteriškas kova. Ai ne, čia vyras. How much? The kg connector. KG size is it? Oi, tai gal ne prie visų čia. I see the size? What do you mean? XXL, man biškai per didelės. Kilogramų kaina 777. Aš nežinau, kiek kelnis sveria. 200 gramų. Pabandyti, kiek prašė. Dar lipt. Čia tokia humana. Kažkokia atrodo padėvėtelė. Trial room. Teismo kambarys.
Atrodo kaip paladinas. Bet pamačiau dabar, kad čia suplyšiai yra. Tai nežinau. Mamos nėra, tai nieks nėra kam susiūt. Šiaip tai fainas, nors ir didelis, bet tokios laikosi ant mano grakščių klubų. Žiūrėsime, kiek sveras, ar jums ar ne. Tas skylė dar čia, aišku, be ryšio ventiliacija. Aš skylės padarau klynę, ne koją kažkur. Aš spėju, kad sveria 221 gramą. 415 rupijų. Bet dar nuoida gal. Discount? It is broken. So 200? No. For 15% discount, after discount 300, okay? But I have to take it to tailoring to fix it. It will cost me at least 200 to fix it. Nuo 415 iki 200. Aš toks geras derybininkas. Bet labai prastas svorio atspėjėjas, nes svėrė 2 kartus daugiau negu spėjau, bet dabar reikia atrast, kas susiūs dar. Ką kelnes nusipirktos, pavargta labai, stūpyta užtat labai, einu pavalgyti kažkur pas Odžyną. Gal turės kamerą pakraut, nes 1%. Kadangi kamera kraunas, filmuosiu su telefonu, pažiūrim koks čia birjanis. Jau paruoštas bananų lape. Dar pasiėmiau vištienos kotletą. Čia visur kepa, įdomu paragauti. Šalės jau. Varau su pirštais, ką jau čia. Dar kažko užmes. Svogūnėlių, salatėlės. Ačiū. O šitas jau aštriai atrodo džemas. Spicy? Yes. Toks džemas, bet iš tikrųjų tokia adžika, bet saldi. Žiūrėjau gerai. Ką skanaus man, ačiū. Oi, skaniai užkirsta. Skaniai ir paprastai, bet neprastai. O Indijoj. Patinka man tokios paprastos vietelės, prisėdi, daug negalvoji, keli patiekalai. Ne tai, kad ten atsiverti meniu ir nežinai iš ko rinktis, tiesiog. Ir googlinti ant tos pavadinimus, žiūri nuotraukas. O jeigu jūs irgi norit pavalgyti paprastai, bet labai neprastai, nereikia vykti į Indiją. Užtenka nuvykti į Kauną. Brunch baras ten toks yra. Gal kas girdėjo, gal kas ne. Skanus maistas, labai šviežias maistas. Aš pats retai į tokias vietas gal užsuku. Bet kartais, kai užsuku, toks būna. Kaip gerai, kaip gerai. Tai galiu drąsiai sakyti, kad brunch baras Kaune, Muitinės gatvė 11 yra tokia vieta. Jeigu jūs galvojat, kad jums ne ta vieta, kad jūs geriau aš namie balandėlių pasidarysiu, nu viskas gerai. Arba nueisit į bernelių užeigą, ten kugelio pavalgyti, tai irgi viskas gerai. Bet kartais leiskit savo daugiau, leiskit savo burnai, savo liežuviui biškį daugiau patyrinėto pasaulio per toli nevykstant. Tik Kaune, senamiesty. Brunch baras. Ir su kodu pažįstu Marių. Jeigu valgysit, gausit karštą gėrimą. Na, chaliavai, nemokamai. For free. Valgot, sakot, pažįstu Marių. Kava, nežinau, arbata. Ką norit karšto, nemokamai. Tai va. Brunch baras. Kaunas. Muitinės gatvė 11.
užsukit pakeliui, ne pakeliui, nu, sekmanį, vėlyvukų, pusryčių kažką, tai stebiškai įdomiau pavalgyti. Pabandykit. Do you know where are tailors? Tailors. Upstairs? Yeah. Čia kažkas dirba. Nieko čia nėra. Reikia pasukti. Hello? Hello. Tailors. Yes, I'm at your place for tailoring. I'm at your place, tailors. I need to tailor pants, yeah. Are you coming? Yeah, coming. 5 minutes waiting. 5 minutes, okay. 5 minutės, tik tiek, kad Indijoje 5 minutės dažnai būna ne 5 minutės, o ilgiau. Nu 5 palauksiu. O, tik kad čia greičiau net, čia 5 sekundės. Įdėjo į vidų gabalėlį lopo ir prisiūna lopą ir tai skylę, nes aš nežinau, aš tik spėjau. Čia mama turėtų žinot mamos, kurios siūna. Arba aš čia kad dabar žiūriu ir kurios ne taip daro, ne taip su kaip jis laiko tam tą špulę. Aš gavau prisiūstą lopą, tą medžiagą. Mes tiesiog įsiuvo random, bet ką žinau, gerai. Ok. Galėjo bent jau kažką panašią medžiagą įsiūti, o kad ir šitą, o ne šitą džinsą. Nu, padaužyk. Gal pakeis spalvą, bedaužant. How much? Kažkaip galvojau, jisai ten gal tą lopą įsiūs, paskui uždės tos medžiagos nuo mano kelnių, kažkaip uždengs, bet tokį primityviausią variantą pasirinko tiesiog. Įsiuvo kažkokį random lopą, nu ir gerai. Ant tokių kelnių iš tikrųjų nelabai krenta ten į akį. Norėjau pigių kelnių, gavau pigias kelnes, 200 kelnes, 50 siuvimas, 2 PM. Aladinas pasiruošęs skrist. $5 grams? 250. 250. Why so cheap? Cheap price. This is my wholesaler. So I am taking the rate also. Už 5 gramus 2 PM, po gramų mokėjau 2,9 PM buvo pigios. So already writing here, 550 already writing here. Yeah, I see. So any shop not writing. It's They not tell fake, you. not No fake. fake, no fake. It's natural. Natural. Kashmiri apple. Okay, I'll take one. Šiaip čia per gera kaina, bet norėjau pigiai, gavau 5 gramai 2 PM, po 50 rūpių gramas. That is a vanilla. Vanilla. Stick. Can you taste it? Taste no, smell only smell. You can vanilla, this and my price 440, but I will give you 240, 10 gram. 10 gram. Half price. Half rate. 210. 210. Okay. 10 gram. Čia kaip laboratorija. Yes. Okay, I have a backup. Yeah, thank you. Bye bye.
Nu dabar aš nežinau, aš tų prieskonių perku ir perku dabar jau beveik viską. Turiu, žinau, vanilo, šafronų, kardamonų, pipironių, belekiek. Dabar reikia nebepirkti, nes dar reikia skristi. Rytoj skrendu į Balį, tai tam prieskonių pas mane trečdalis kuprinės svars. Jau gana tos spices. कितना 20 रुपया take this sir 20 Dar tokį deserčiuką pasiėmiau praeitoj vietoj, kur valgiau. Bananas įdarytas su kokosu ir džegeriu, su to palmių cukrum ir apkeptas. Banana roast, yes. Vėl gal neapetitnai atrodo ir dreba iš jums palei veidą, bet labai skanu. Bet man patinka čia ta Kerala bananų krašto, bananų respublika, bet ne tokio tipo, kaip mes įpratę sakyti, bet čia literaliai bananų republika, čia tų bananų rūšių ir kiekis ir paruošimo būdai, visokie kepimai, fritiūrinimai, grūzdinimai, įdarimai, košės, makalošės. Gerai, čia su tais bananais realizuoja, labai realizuoja. Jau galvoju, variau atgal į keltą, bet pamačiau šitą parduotuvę. Turiu užeit. Nieko nepirksiu. Tikrai nieko nepirksiu. O, kaip čia vėsu, kaip gerai. Pasivaikščiosiu kaip vaiką žaislų parduotuviai. Turiu. Neturiu, nenoriu. Turiu. Medaus, medų, čia kiek rūšių. Ojojoj. Medaus net nenoriu. Ragavau čia tokį, tai mūsų yra geriausias medus, galiu pasakyti, kiek ragavęs. Pasakiau, nieko nepirksiu. Iškirpką dalį mariau, kai redaguosiu video. Žinot Rafaelą? O žinot Elo Far? Aš abudu žinau dabar. Tapijokos, traškučiai, kasava. Tai bulvių, bet tokia kitokia bulvė. Man šiaip skanesnė už paprastą bulvę. Turiu tik 20 rupijų, nu tai pasimsiu už 20. Smulkių daugiau neturiu. 20 rupees. Thank you. Dar šilti. Greičiau atsidarau ir paragauju. Jeigu ką, tai pirštai dezinfekuojami yra ištisai, tik
Šiaip pasakau dėl bendro išprusimo. Visiems linkiu bent kart gyvenime šiltų bulvių traškučių pasidaryti, valgyti. Nes čia namie galima tiesiog į aliejų įsimest bulvę. Tik plonai supjaustyt reikia. Ir daug aliejaus. Čia realiai apie 40% virš krikščionis, katalikai. Tai bažnyčių dydis ir kiekis tai va čia. Net ne bažnyčių, čia katedros tokios bazilikos, pompastiškos stovi. Keista biškį Indijai būt, kur realiai krikščionybė, čia net sakyčiau labiau lenkia hinduizmą, nes procentais yra panašiai Wikipedijos skaičiau, bet šiaip pasižiūrėjus visą simboliką, kiek šventyklų bažnyčių, tai krikščionybė čia stipriai paėmus viršų, ypač škočiai. Lygsvaros išbandymas. Ką, va toks vat vizitas Kočyje, tiksliau Kočio turgui, tik čia jis nieko realiai daugiau neparodžiau. Puro turgų prasivalgiau, ai man smagu, nežinau, man smagu, jums smagu, ne, negirdžiu ką sakot, tai nežinau. Man smagu po turgų pasibastyti, gavau kelnes, gal ne tokias, kokių norėjau, bet gavau. Susiuvo kažkaip, gavau šafroną pigiau negu tikėjaus, nežinau kiek tikėjaus, bet akivaizdžiai per pigiai gavau, nežinau, viską gavau. O tik kaip bilietą gaut, uždaryta. A, ten. Nes mano kelnės nuliovos, užsiūto flopu, bet čia Indijoje gražu, einu žiūrėti kovų, nes rytoj mano gimtadienis, bet rytoj ir išskrendu. Gerai, gal nesurimavau iki galo, gal žvagulis nepamatys ir nesupyks. Pasipuošiau. Kažkokios čia vyksta kiekvieną dieną indiškos kažkokios tais kovos, performances. Tai einam, pasižiūrėsim, gal leis filmuot. Arba iš pakliošo to plataus kelnes kaip nors pafilmuosiu. Katakaliai. Good evening. Kaip atpažint, ar esi kultūrkiai, nesvarbu ar Indijoje ar Lietuvoje, pažvelk į lubas, jos visur bus tokios su skylėm. Ir scena, aišku, tokia padrožta melinė irgi pas mus visą kultūrkėse. Arba akto salėse. Welcome to the Kerala traditional martial performance. We call for the Kerala martial Kalari Pai. Kalari means a spoon. Whatever we learning in Kerala traditionally, music, art, dance, anything steady place, traditionally we call for the Kalari. Dikku salutation to the directions.
we can move. So you can leg. Okay, check the leg. Nice. Because back here powerful. Yeah. Then like this, and then this way. From like this. From this. Yes. Thank you. The other one is going to be vertical. Šitie menų, kovų menai. Kažkaip ten taip tuščia ta salė, nežinau, keliese sėdam, keliese plojam, bet šiaip tai žiauriai stipriai ten juda jie. Tokią energiją jaučias, tiek jėgų ten atiduoda, padusė ten po kelių minučių to performanso. Žiauriai patiko. O ten prieš tą vyruką paskui atvariau pasimokinti kažkokių judesių, tai toks bėgis pasijutau. Atrodo, kad jis mane galėjo per 3 sekundės nužudyti tiesiog. Šitoks sliekas kažkoks, jisai tokį lydeka, plaukus ir šnubuoja. Tokia jėga pasijų. Bet dabar moku apsiginti, jeigu mane kažkas šitą paims, tai aš... Ir taip ir bus. Atsigėti į kažko, tai čia po tų kovų menų Dragon Ball'as. Šiukšlynas, tuktuko sėdynė, šiukšlynas. O šiukšliadėžės beveik tuščios. Vertinam kelnes, aš duodu 9 iš 10. Tas lopas numuša 1 balą, bet negali būti idealiai, yra kaip yra. Gerai, čia jie taip žudus 100 PM. Aš kaip pagalvoju kartais, kiek aš ten dėriuosi, ten gimdau tą geriausią kainą ir ieškau papigiai, kai ten dėl PM centų dėries eini kažkur, kažką tai siūna. Kur tokios sumos. Kai įsisuki tą turgų, tu pameti, atrodo galvo, ten tų sumų nesuvokė mažumo. Paskui grįžęs galvoju, aš tas senas kelnes užvakar skalbiau, čia nešiau į skalbyklą. Ten už vienetą ima 80 rupijų už kelnes, tas paimėtas, kur išmėsiu, kur paliksiu, kur su skylėm. Aš už visą maišą skalbinių sumokėjau beveik 10 eurų. Aš galėjau už 10 eurų nueiti ir nusipirkti naujus rūbus tiesiog. Už tą sumą viską, ką skalbė, aš galėjau naujus nusipirkti. Ne identiškus, bet po koinės triusikai po 40 rupijų ten kainavo. Aš nežinau, kodėl aš sutikau mokėt. Nunešiau, paskaičiavo ir toks, gerai, duodu ir paskui čia 900 rupijų už maišą skalbinių Indijai, Azijai, kad išskalbtų. Koinės, kem rupijų, kur čia galėčiau nusipirkti, aš tiesiog triple packą tokį už 5 rupijų. Nežinau, tik susisuka sumoki už skalbimą belekiek prigauna ir paskui eini turgų ir ten melži, grėži, dėrybas suki, kad tik tais pigiau kažką nusipirkti. Smagu, azartas kažkoks paima tiesiog ir tiek. Tai va, tiek reikalų iš Kočio, kažko labai neparodžiau, bet ir pats nelabai gal pamačiau, tiesiog daug čia sėdėjau vienoj vietoj, nes nesinori labai tą miestą veltis, kažkur tais ten kažkokius muziejus žiūrėti, katedras, va čia Fort Koče, kiek pasivaikštų, tiek užtenka, graži architektūra, bažnyčios senamiesčiai ir tiek. O ryt varau toliau į Balį. Kažkaip supratau, kad Indijai nebus ramybės, kad ir kur nuvarai kažkur užmiščius vis tiek. Kažkoks judesys, intensyvumas, šventės, ten festivaliai, kažkas visą laiką vyksta. O Balis tokia pažįstama teritorija, ten nutūpsiu kuriam laikui vienoj vietoj pabūt, ten gerai. Jei kažką gerą pamatysiu, tai aš pranešiu, nufilmuosiu, įkelsiu ir tada matysit, žinosit, nes šiaip Balį irgi įdomių dalykų ten vyksta. Visokie festivaliai ir tylos dienos ir taip toliau. Tai va, tiek iš mane šį kartą.
Ačiū uždėmesi, ačiū, kad buvot, kad esat, kad būsit. Ir iki kitų kartų, kažkada kažkur, už kažkiek. Pigiai, turbūt. Aš pasiryžęs kur